Aš esu Domantas Sabonis ir aš žaidžiu 15 mačų krepšinio Lietuvos rinktiniai ir žiūrėkite krepšinio pasaulį. Jubiliejinis 35-asis tarptautinis šeimų krepšinio turnyras Klaipėdoje Kazimiero Budrio taurei laimėti. Romas Bernotas. Sveiki atvykę į super miestą. Esu laimingas. Pildosi svajonė. Ilgai mes laukim Arvydo šeimos. Visi laimingi bus, be abejonės. Ir tie, kas žais, ir tie, kas salėj plos. Tam, kad galėtų Saboniai atvykti, šeimų turnyras pakeitė datas. Dėl to, manau, mums nereikėtų pykti. Vėl viskas stosis į savas vietas. Džiaugiuosi aš, kad šis gražus turnyras į super miestą sukvietė draugus. Skambės čia bobnai, triūbos, smuikai, lyrus ir nuo saliuto čia nušvis dangus. 2011 vasarą Klaipėdoje. Šiais metais visa Lietuva gyvena krepšinio ritmu. Jis smarkiausiai suplaks rugsėjį. Klaipėda taip pat krepšinio įvykių sūkuryje. Ir labai nuoširdžiai noriu pasveikinti šio turnyro organizatorių, gerbiamą Budrį visą jo šeimą, su šia tikrai puikia, nuostabia iniciatyva, sutraukusiai Klaipėdą pačio didžiausio ryškumo Europos ir pasaulio krepšinio žvaigždės Arvydą Sabonį ir Modestą Paulauską. Jų atvykimas į Klaipėdą klaipėdiečių didelė garbė, kad šitas turnyras būtent prasidėjo Klaipėdoje ir jo iniciatorius yra senas klaipėdietis, mano geras pažįstamas, galima sakyti, draugas Kazimieras Budrys. Modestas Paulauskas puošia čia mūsų šitą turnyrą, visi džiaugiamės. Dabar galima sakyti, atėjo nauja era ir manau, Arvydas Sabonis pradėjo šitą tradiciją. Ir tikėsimės, kad jis Modesto Paulausko rekordą sulūš. Mes Kaune Arvydo tėvelio namuose susitikome su 4 Saboniais, tai Ingrida, Daumantas, Tautvydas ir Žygimantas. Ne pirmą ir ne paskutinį kartą mes čia svečiuojamės Giraitėje ir Ingrida, aš nežinau, anksčiau kalbėdavom apie būsimas vaikų profesijas ar ne, bet vis dėlto, kadangi mūsų programa Krepšinio pasaulį taip ir knieti, klausti, ar norėtum, kad tavo sūnus būtų krepšininkais? Aš manau, aišku, norėčiau, kiekviena mama turbūt norėtų. Nežinau, turint tokį tėvelį, būtų malonu, kad ir kuris nors vienas sūnus pasektų jo pėdomis, bet dabar tai yra aplamai neaišku, ką jie norės, kaip bus. Žygiui labai patinka žaisti krepšinį, Tučiui. O jūs namuose, sakykime, kai buvote Ispanijoje, o dabar štai Amerikoje, Atlantoje, ar specialiai rengėte jūs, perkate kamuolius, statote kambariuose lankus, kad mėtytų vaikai į krepšį? Ne, jie patys nori, patys prašo. Žygimantas tai aplamai visą laiką ištisai tėtis tik tai laisvą minutę turi ir jisai visą laiką su Arvydu žaidžia ir lauke dabar turim didelį krepšį. Tai jam neįdomu, kai jam nulenkia mažiuką, jam reikia didelį kaip tėčio, tai jam patinka labai. Arvydas sakydavo, kad kažkuris, nežinau, iš tų sūnų vyresnių yra toks inteligentas, nenori kamuolį visiškai rankas imt, kad susiteps, kad gal sunku bus. Tūtis čia mūsų toks, tūtis. Pačiam nepatinka žaisti? Geriau, kai tėvelis žaidžia? Ir man patinka. Ir tau patinka, vadinasi, tu būsi krepšininkui ir būsi nuostabus žaidėjas, kaip ir tavo tėvelis. Na, Ingrida, ponia Milda Sabonienė kažkada juokavo, sako, jau 3 Žalgirio krepšininkai Arvydo ir Ingrido šeimoje yra, dar reikia 2 ir bus visa komanda. Ar tai?
Nežinau, kaip Dievas duos. Kaip Dievas duos, dukros labai aišku norime. Nu, nežinia, ar jinai bus 5 ar 6, neaišku. Žygimantai, užsidengi, kad nereikėtų kalbėti. Tautvydas irgi rimtas, kaip ir tėvelis. Daumantas tik mums šypsojosi visą laiką, kaip ir mamytė turbūt. Ir dabar nusišypsos ir mes sakome iki pasimatymų kitais metais. Mūsų susitikimas su Saboniais po 15 metų šeimų krepšinių šventėje Klaipėdoje ypač malonus. Organizatoriai Ingridai Sabonienei padėkojo už užaugintus 3 sūnus krepšininkus ir dukrą Aušrinę, kuri ypač džiaugiasi, kai aikštelėje matė tėvelį, 3 brolius, pusbrolį, dėdę, kitus giminaičius. 14-metė, jau virš 1,80 cm ūgio Aušrinė Sabonytė nežaidė ir tikriausiai jau nepaims į rankas oranžinio kamulio. Kažkas iš jos giminaičių, kai norėjome su Aušrine pasikalbėti apie krepšinį, sakė, kad jai lemta tapti puikia manekenė. O Aušrinės broliai dar tikrai parodys, ko yra verti krepšinio aikštelėje. Klaipėdoje Saboniai, Arvydas, jo sūnus Žygimantas Tautvydas Daumantas, brolis Andrius ir jo sūnus Tadas, bei giminaitis Adas su sūnumi Laurynu tik pirmą kartą visi drauge išbėgo į aikštelę. Šeimų turnyrų grupės varžybose jų priešininkai Majerų šeima iš Širvintų. Saboniai nesunkiai laimėjo 67-42. Nors ir Majerai pralaimėjo, jiems talkinės 13-metės kaunietis Simas iš Tornado krepšinio mokyklos buvo laimingas. Ir ne tik dėl to, kad Majerams jis pelnė daugiausiai 17 taškų. Aišku, garbė yra žaisti prieš tokią giminę kaip Sabonių. Ten Sabonis, jo sūnus, ten Europos čempionai, pasaulio čempionai. Nu, labai smagu buvo, linksma pasižaisti ir buvau rezultatyvus, efektyvus ir tikiuosi pasieksiu ką nors savo gyvenime. Taip gavos, kad sužaidžiau. Ir visai gerai, tikiuosi įspūdį aš irgi jam palikau. Gerai labai, faina žaisti, tikrai su šeima. Atsipalaidavę žaidėt ar šiek tiek stengiatės? Stengiamės, aišku, kas čia sakė, kad atpalaiduojame, atidinam laimėt. Va, eikos Arvydas. Tadas Sabonis. Pasakyk, kaip jauteisi, kai dėdė Arvydas Sabonis pasakė, Tadai, einame į aikštelę, mes žaisim. Gerai. Visiškai nebijojai? Biški. Būsi Tadai krepšininku, ar užtenka, kad jais yra pusbroliai, dėdė, tėtė? Gal būsiu. Įdomu, pirmą kartą oficialiai žaidžiam su savo šeimos nariais. Tai gerai, kad laimėjom, va, turim savo oficialią pirmą pergalę ir tiek, viskas. Taip, viskas, aišku, idėja, viskas gražu. Mane vis klausia, kodėl anksčiau. Nu, nėra kaip surinkti taip lengva. Būtume Lietuvoje visi, tai aišku, būtų viskas paprasčiau. Bet jau dabar viskas, galva įkišot į šitą. Tai čia, žinai, prižadėti negali kiekvienais metais, nes neaišku, reikia laukti bent kol brolio paaugs. Vienas va sportuoja, kiti dar neaišku. Tai tiek žinių, ačiū. Ar reikėtų Saboniukų? Vidai, gal tu jau čia stenkis? Šauniai. Gražiai šeimyną sužaidė, pergalę pasiėmė, tai viskas tvarkoja, kaip sakant, palaikiau savo mokytoją ir kaip sakant, linkiu sėkmės ir toliau jam laimėti visą turnyrą. Martyno Andriuškevičiaus linkėjimai neišsipildė. Antrose grupės rungtynėse su 5 kart Kazimierų Budrių šeimų turnyrų čempionais Kasparavičiais iš Platilio Kauno atstovams Saboniams nepasisekė, jie pralaimėjo 50-55. Saboniai ne tik pirmą kartą susirinko ir buvo nesusižaidę, bet to ne vienas jau pirmąją dieną pavargo. O antrosios rungtynės vyko 10 val. Ryte, kai dar buvo visi apsnūdę. Be to Arvydas Sabonis, gerbdamas mažesnių ūgių Kasparavičius, metė iš toli. O ir Žygimantas senai buvo treniruotėse. Prieš 5 metus, kaip sakyti, žaidžiau Nikahoje, viską daviau, treniruotės geriausias buvau ir man nedavė minučių, tai aš galvoju, tai ką man žaisti, jeigu man nėra tikslas, kam žaisti krepšinį. Tai aš dabar esu dujoju, būti verslininkas, tai
bandysiu tom, nes krepšininkų nebuvo, nu tai ką padaryti. O pasibaigus turnyrui Klaipėdoje, kur puikiai sužaidė, Žygimantas mums prisipažino. Grįžęs Ispanijoje, jis vėl lankys krepšinio treniruotes, nes jam dar tik 20. Kasparavičiai vyresni ir šį kartą buvo geresni. Jie pelnyti nugalėjo pogrupyje Sabonius, o finale ir Stonius iš Vėkšnus. Visų turbūt čia mūsų esančių svajonė buvo sužaisti su Arvydu Saboniu. Pro televizorių matėm numažėjant, augdami, tai norėjom, kaip sako, Lietuvos krepšinio legenda. Jis vien savo buvimo aikštėje daugelį čia gąsdina. Taip pat jo atvykimo žiūrovų daug pilna salė. Ir mus tuo pačiu paskatino užsivesti pažaisti. Pasisekė šį kartą. Tikrai labai įdomus turnyras ir toks unikalus turnyras, kada šeimos rungtyniauja prieš šeimas. Ir iš tikrųjų, va tokia šeima iš Platelių laimi varžybas prieš pasaulio žinomiausią šeimą, tai yra Sabonių šeima. Tiesiog įspūdingas dalykas. Labai ačiū visiems, nepykit, kad ir nusikolėjom kol kas, bet žodžiu, sekančių tikimų, ačiū jums labai. Skrieja kamuotis, Buenos Aires rūbai šaukia Žalgiris, visi įveikim Simoną, Buenos Aires per Žansą taurės kovą, Buenos Aires per Žansą taurės kovą. Po nuotaikingus vakaronės laive Baltijos jūroje, nors tenai nedalyvavo Arvydo Sabonio sūnus, trečiąją turnyrų dieną dukart Europos ir pasaulio čempionas Tautvydas nepasirodė aikštelėje, nes dėl apsinuodėjimo maistu pateko ligoninėn. Tačiau ši netektis nesutrukdė Saboniams 77-67 nugalėti panevėžiečius Matiliūnus ir iškovoti trečiąją vietą, nes puikiai sužaidė 15-metis Daumantas, pripažintas geriausių Sabonių žaidėjų šeimų turnyre Klaipėdoje. Žodis būsimai žvaigždei. Faina buvo labai. Trečią vietą laimėjom, bet galėjom pirmą laimėti. O kas jums sutrukdė? Žinau, mes tik vieną kartą taip lošėm visi šeima. O kokį tau įspūdį paliko tėvelio Arvydo Sabonio žaidimas? Man patiko jisai pasojo ir centruoja. Patiko labai, kaip žaidėma buvo kartu. Kartu su sūnumis šį kartą Klaipėdoje nežaidė Modestas Paulauskas, nes olimpinis čempionas, dabar tik treneris. O 8-10 pusėje šeimų krepšinio turnyro organizatorius Kazimieras Budrys ne tik išbėgo aikštelę, bet ir taškus pelnė savo komandai, kai buvo pakartotas 1979 metų turnyrų finalas Budriai prieš Paulauskus. Prieš 32 metus laimėjo svečiai iš Kauno, dabar šeimininkai klaipėdiečiai. Bet 15-metis šakietis krepšininkas Modestas Paulauskas dėl to nenusiminė. Man labai yra didelė garbė žaisti šiame Budrių turnyre, kuriame mano tėvai giminės prieš 35 metus žaidė. Ir ypatingai žaidžiame prieš turnyro kūrėjus Budrius. Gaila, kad pralaimėjome 2 taškais, bet iš tiesų labai smagu ir didelė garbė žaisti. Mano tikslas didžiausias turbūt būtų pasiekti tiek, kiek mano tėtis pasiekė. Jeigu olimpiniais čempionais ne visiems lemta tapti, tai dalyvauti Kazimiero Budrių šeimų krepšinio turnyre gali visi. Jo labiau, kad visi gražiai pagerbiami, išaiškinami komandų geriausi žaidėjai. Žinoma, prizininkai ir čempionai yra laimingiausi, net ir Saboniai laimėję bronzos medalius. Jau nekalbant apie sidabrinius Stonius iš Vėkšnus ar auksinius Kasparavičius iš Platelių. Daugybė prizų, sveikinimų, linkėjimų šeimų komandoms ir nepavargstančiam, dar svajojančiam ir apie jubiliejinį 50-ąjį turnyrą Klaipėdoje surengti Kazimierui Budriui. Visi nuoširdžiai dėkoju, net ir pats mūsų 20-ojo amžiaus krepšinio karalius Arvydas Sabonis.